Na, aišku, yra kažkur tai gal, kur galėtų greičiau judėti, bet šiaip su produktais stengiamės kurti kažką naujo, kažką inovatyvaus, kažką kitokio. Ir pirmas produktas, kurį aš pristatysiu, mes jau daug metų turime savo oro kondicionierių gamą ir ta gama vizualiai praktiškai niekada nesikeitė, pasikeitė tam tikri niuansai, padidėjo efektyvumai, atsirado kažkokių papildomų funkcijų, bet iš esmės dabar mes šiek tiek irgi keičiame požiūrį į komfortą ir savo topinį premium modelius savo topinius keičiame į naują dizainą. Tai vat kaip tik po 7 metų, po mūsų pasiteisinusios Windfree technologijos, mes aišku ją tęsiame ir toliau, bet pristatome dar labiau patobulintą įrenginį, kuris vadinsis Windfree Premier Plus. Tai galite matyti, kaip jisai atrodo, dabar iš tikrųjų pastarieji 2-3 metai vėl pradėjo dominuoti kampuotos formos dizaine. Taip, tai seniau buvo labiau užapvalinti kampai, dabar vėl kampuotos formos, tai mūsų naujasis produktas išeina tiek juodos, tiek baltos spalvos. Ir kaip matote, mes išlaikom Windfree technologiją, bet jinai daugiau nebėra priekinėme korpuse, jinai yra priekinėje mentelėje ir apatinėje dalyje iš tikrųjų. Tai mentelės dabar yra pas įrenginį 2 vertikaliosios. Nekalbant apie horizontales, aš tą irgi dar parodysiu. Bet nepaisant to, kad korpusas yra be skylučių, mes su visa apačia, su visom mentelėm vis tiek išlaikome praktiškai tą patį skylučių skaičių, jeigu būtų labai tiksliem. Ant senų modelių buvo 23 000, ant naujų 22 800. Na tai praktiškai yra tas pats ir žiūrint su konkurentais rinkoje, kurie galbūt bando siūlyti kažką panašaus, tai mes 3 kartus turime aktyvių skylučių daugiau, su kuriomis galime tiekti vėsą be tiesioginio oro pūtimo. Aišku, Windfree technologija jinai skirta yra vėsinimui, taip šildymo režimu jinai netektų prasmės. Tai kas keičiasi iš esmės ne tik dizainas, bet vertikalios mentelės iš tikrųjų yra 3, bet viršutinės yra sujungtos tarpusavėje, dėl to, aš sakau, kad jos visgi yra kaip ir 2 judančios mentelės. Jos gali nepriklausomai reguliuotis, viršutinė mentelė savo, apatinė mentelė savo. Ir to pagalba mes galime gauti daug naujų oro srauto režimų. Taip, nes mes galime mentelės suspausti, padaryti mažą tarpelį, mes jas galime išplėsti. Po to pristatysiu, kaip tas atrodo ir kokie tai yra mūsų naujieji oro srauto režimai. Taip pat yra ir horizontalės viduj mentelės, bet čia visuose produktuose jau yra metai iš metų, tai išlaikomos ir tos pačios tradicinės funkcijos, reiškia, į visas 4 pusės reguliuoti mentelės. Bet ką mes pakeitėme, ko mes prieš tai savo produktuose nedarėme, neturėjome, kiti konkurentai jau turėjo tos dalykus, tai manau, kad su šitų premium klasės modeliu irgi susilyginame toje vietoje, kad atsiranda iš anksto nustatyti mentelių režimai. Jeigu prieš tai mes norėtume pakreipti oro srautą į viršų, mums reikia paspausti mentelį, jinai pradeda judėti ir mes galime ją sustabdyti bet kokioj norimoj padėty. Tai, pliusas yra tame, kad mes galim kokį nori kampą išgauti. Bet minusas, kad reikia paspausti, laukti, reiškia, kol jos sujudės į tinkamą vietą, kad ją sustabdyti. Tai su šituo įrenginiu mes iš anksto turime jau 6 vertikalius, reiškia 6 vertikalias pozicijas ir 5 horizontalias pozicijas. Tai klientas iš karto gali pasirinkti, kuris nori. Paspaus, kad pūstų į viršų, jis automatiškai pasikels pusį viršų. Nereikia laukti ir stabdyti mentelės kažkokioj padėty. Tai va, tai čia iš esmės nėra kažkas labai super inovatyvaus, bet faina, kad mes tą įdėgėme į savo naujausius aukščiausios klasės modelius. Na ir tie papildomi režimai, oro srauto režimai, kurie pas mus vadinasi Motion Wind, bus pristatyti sekančiose skaidrėse. Tai Windfree režimas jau yra jums žinomas, tuo mes labai išsiskiriame rinkoje ir iš tikrųjų yra pasiteisinusi technologija, iš klientų girdime atgarsius ir patys klientai ieško įrenginių be tiesioginio oro pūtimo. Bet kas šitam įrenginiui yra naujo? Taip, Max Wind režimas
kaip ir turbo režimas prieš tai. Iš esmės skirtumas, kad jisai yra greitesnis šitam įrenginį, galbūt aktualu yra tiem vartotojams, kurie mėgsta išjunginėti įrenginius, sakykime, tiek šildymo, tiek vėsinimo režimu ir po to nori, kad greitai įrenginys patalpą prišildytų arba atvėsintų. Bet čia, sakykime, irgi yra pakankamai standartinė technologija. Labai įdomus režimas yra Surround Wind, kurį turėsime. Tai Surround Wind režimas automatiškai reguliuoja menteles, iš esmės tai yra svingas, mentelės vaikšto aukštyn žemyn, oro srautas keliauja ir į tolimą patalpos vietą, ir į artimiausią patalpos vietą, bet įdomiausia čianais dalis yra, kad mes tuo pačiu keičiame ir ventiliatoriaus greitį. Tai iš tikrųjų komfortiškas režimas tuo, kad jeigu paims senąjį kondicionierių, tai kada įrenginys pučia į apačią ir žmogus yra už 1 metro, tai jis jaučia labai didelį oro putimą. Jeigu įrenginys pučia į tolį, tai iki jo gali oro srautas nedapūsti. Ne? Tai su Surround Wind, kadangi mes reguliuojame ventiliatoriaus greitį papildomai, kada mentelės nusileidžiusios į apačią yra, mes sumažiname ventiliatoriaus greitį, kada mentelės yra pakilusios į viršų, mes padidiname ventiliatoriaus greitį. Ir taip nesvarbu, kokiu atstumu žmogus yra nuo kondicionieriaus, bet kiekvienas asmuo gauna tą patį oro greitį. Ne? Long reach režimas, reiškia tolimas oro srauto putimas, aktualus būna, jeigu kondicionierius nemontuojamas per vidurį patalpos, o kažkur tais galbūt virš praėjimo ir yra baiminamas, ar jisai nupūs per visą patalpą, ar nenupūs oro srauto. Tai pažiūrėjus mūsų senuosius modelius, ten 2,5–3,5 kW įrenginiai, jie galėjo nupūsti apie 5,5 metro į tolį. Tai naujasis, tas pats 2,5–3,5 kW įrenginys nupučia 10,5 metrų į tolį. Ir jeigu mes kalbėtume apie 7 kW modelį, tai jisai gali nupūsti 22 metrus į tolį. Tai reiškia, kad įrenginys iš tikrųjų gali stovėti nebūtinai per patalpos centrą. Downwind režimas yra labai fainas režimas, kada mes kalbame apie šildymą, nes priekinė mentelė visiškai užsidariusi ir mes pilnai atidarome apatinę mentelę, taip pūsdami oro srautą tiesiai žemyn. Tai yra komfortiškesnis režimas, kas liečia šildymą. Ir šitie produktai iš tikrųjų pasirodys jau kovo mėnesį, bet Liepos mėnesį mes turėsime ir Nordic versiją. Tai reiškia šildymui pritaikytas modelis iki -35 laipsnių lauko temperatūros, kuris irgi bus tokio paties dizaino, čia kalbam apie aukščiausios klasės modelį, ir irgi bus puikiai tinkamas šildymui dėl oro srauto nukreipimo į apačią. Taip mes turime mažiau aklųjų zonų, kur tas šiltas oras galbūt nenueina. Kadangi, kaip ir Elite modelis, kurį turėjom prieš tai, taip ir šitas modelis, jisai turi judesio jutiklį, bet jisai yra jau integruotas į priekinę panelę, tai jo fiziškai nesimato, jisai yra paslėptas. Ir mes galime nukreipti arba oro srautą tiesiogiai į žmogų, arba oro srautą nukreipti nuo žmonių. Bet prie šitų režimų mes papildomai dar pridedame ir dirbtinį intelektą. Tai reiškia, kad ne tik kreipimas į žmogų arba nuo žmogaus, bet gali būti automatiškai keičiama temperatūra pagal aktyvumo lygį patalpoje. Jeigu žmonės yra labai aktyvūs, daug juda, atitinkamai temperatūra gali būti pamažinama. Jeigu žmonės sėdi ir praktiškai nebejuda, temperatūra gali būti padidinama. Ir tam mes naudojame radar sensorių. Tai jisai skiriasi nuo tiesiog motion sensor, kurį mes prieš tai turėjome. Tai radar sensorius jisai ir didesnį plotą apima, tiksliau matuoja žmonių judėjimą ir aptinka nebe vieną, bet 2 žmonės iš esmės patalpoje. Ką mes dar naudojame radar sensorių, tai ne tik oro srauto nukreipimui į žmogų arba nuo žmogaus, bet ir energijos taupimui papildomam, nes vartotojas gali nusistatyti režimus, kad jeigu nėra judesio patalpoje 20 minučių, tai tada įrenginys automatiškai pakelia nustatytą temperatūrą, kai mes kalbam apie vėsinimą. Jeigu dar 40 minučių nėra judesio, tada įrenginys dar 4 laipsniais pakelia temperatūrą. Tada dar nėra judesio, jis užsidaro į wind free. Ir yra keli pasirinkimai vartotojai, arba jis galiausiai išvis išsijungs įrenginys, arba jisai dirbs, bet su nustatyta temperatūra +6 laipsniai nuo prieš tai užduotos.
Mes padidiname ir oro paėmimo angą, tai jinai 10% padidėjo, čia yra dėl kelių priežasčių, tai po to parodysiu, kad pasikeitė ir filtras, bet ir, kaip minėjau, turbo režime turime greitesnį patalpos prišildymą arba atvėsinimą 15%, tai atitinkamai irgi mums angos padidinimas oro pasiurbimo tam padeda. O kalbant apie filtrą, tai mūsų elitai, Avant modeliai, jie visą laiką turėjo 3-Care filtrą, tai be dulkių filtracijos dar būdavo papildomas filtras, kuris sugaudydavo tam tikros rūšies alergenus ir bakterijas. Tai tą patį 3-Care filtrą mes išlaikome, bet ką mes pakeičiame su šitų įrenginiu, čia vadinsis filtras 4-in-1 Care, tai kad mes sutankiname pagrindinį filtrą, kuris dabar galės sugaudyti iki 2,5 mikrono kietasias daleles. Tai kad kažkada mes turėjom tokį modelį, nežinau ar esat girdėję, Pure modelį 1.0, kuris iki 1 mikrono dalelių smulkiųjų galėdavo sugaudyti. Tai šitas įrenginys to aktyvaus filtro neturės, bet su standartiniu savo esamu filtru jau 2,5 mikrono daleles gaudyti yra pakankamai geras žingsnis į priekį. Kiti režimai, AutoClean režimas mes išlaikome visoje savo gamą iš esmės. Kas liečia wind-free įrenginius, tai kiekvieną kartą nustojus patalpą vėsinti, šilumokaitis būna šlapias, tai AutoClean režimas automatiškai tą šilumokaitį gali išsausinti. Ir gal jau esat turėję atgarsį iš klientų, kur skambina ir sako tenais, aš išjungiau kondicionierių, o ten pas mane skaičiukai nuo 1 iki 100 pradėjo tenais kažką jisai daryti, neišsijungi. Jo, tai greičiausiai aktyvavo klientas AutoClean funkciją ir kas kart, kada mes nustojame vėsint patalpą, jisai automatiškai sausinasi. Tai šiaip šita funkcija yra gera ir klientam patartina ją naudoti. Jeigu jie nenori, jie gali deaktyvuoti. Gamykliškai jinai šiaip būna deaktyvuota. Bet palaikius ten mygtuką pultelėje, jinai aktyvuojasi. Tai kuom tai yra gerai, jeigu mes paliekame tą drėgmę ant šilumokaičio ir tada įrenginys nenaudojamas kurį laiką, tai ten auga mikroorganizmai, visokie atsiranda nemalonus kvapas iš kondicionieriaus. Tai kad to išvengti, AutoCleanas labai gerai pasitarnauja. Kalbant apie šilumokaičio higieną, tai šitas modelis turės ir freeze wash funkciją, reiškia, kad jisai galės užsišaldyti šilumokaitį iki -15 laipsnių ir ventiliatoriaus pagalba jį nutirpinti, taip nuplaunant tenais užsistovėjusias dulkes, kurios prasiskverbia pro filtrą. Kalbant apie montavimą, mes laikomės to paties principo, kad montuotojams būtų patogiau. Tai, kad prijungti vamzdžius nereikės ardyti viso korpuso, kaip ir ant mūsų esamų įrenginių, nes apačia nusijama atskirai. Ir jeigu kažkas tai jau tenais montuotumėt kovo mėnesį, gal dar mokymuose pas mane nebūsit sudalyvavę, tai visi senieji mūsų įrenginiai, kada reikėdavo nuimti apačią, jinai nusimdavo iš kraštų, reiškia, reikia tempti į save. Tai va dabar tiesiog prisiminkite, kai montuosit, kad reikia nuo vidurio pradėti šitą apačią nuiminėti.